Ką tik grįžau iš susitikimo su savo labai sena pažįstama. Kaip yra smagu sutikti žmonės ir nueiti su jais atsigerti kavos, kurie pas mane draudėsi 2016 metais. Tai dabar tos merginos sutarčiai yra 10 metų. 10 metų, kai praėjo kaupimui laiko. Ir mes su ją kalbėjome, sako, Violė, tu pameni, sako, kaip tu man bandėjai įrodyti, kad aš tikrai sukaupsiu, kaip aš pergyvenau, kad aš tikrai galiu nepaimti pinigų, nes jinai man pasakojo savo atvejį su jos mama, kaip jos mama kaupė jos mokslam ir nepasiėmė tų pinigų ir jinai bijojo, kad kadangi aš buvau pradėjusi, ne visai buvau tokia, sakykime, buvau naujokė tuo metu, vis tiek ten 1,5–2 metus pradirbti gyvybės draudime, tai yra vis tiek, sakykime, galima kalbėti apie tai, kad tai yra žmogus naujokas, jis vis tiek dar nėra matęs daug skirtingų sutarčių, kiek tas žmogus, kuris dirba 5, 8, 10 metų ir taip toliau. Ir jinai sako, tu bandai man įrodyti, kad pas tave yra kitaip, bandai man parodyti lentelę. Ir žodžiu, sako, aš numojau ranką ir pasirašiau tą sutartį. Ir sako, kai pas mane pradėjo keistis gyvenime ir darbas, ir santykiai, ir atsirado vaikas, visai kitaip pradedi žiūrėti iš tos jaunos merginos į tą bręstančią merginą, į save atsisuki ir žiūri, kad tie pinigai tau iš tikrųjų tampa tokie, kaip čia pasakyti, reikšmingi, kad tu taupai, kad tu ryžaisi, kad tu padarai ir sako, man taip gerai ir aš dabar sako, kaip ir tu sakei savo vienam rylise, kad nesinori jų išimti, kad dabar, kai yra tiek tau metų, tau nesinori išsiimti tų pinigų, tu nori tiesiog toliau juos taupyti ir tikrai sulaukti to momento, kada jų labiausiai tau reikės, ar kažkokiam tikrai didingam pirkiniui, ar galbūt investavimas į verslą, ar galbūt būsto pirkimas, o galbūt išsvajota kelionė, į kurią norisi čia ir dabar išskristi, be jokio išėmimo iš savo bankinės kortelės pinigų. Žodžiu, tai taip fainiai pašnekėjom, realiai gerą valandą šnekėjom apie tai, kaip mes šiuo metu gyvenam, kaip mums yra smagu, kad mes abidvi turim sutartis ir kaip gera sutikti žmogų, kuris šypsosi ir man dėkoja už tai, kad kažkada būdama realiai jauna, taip pat parašiau jaunai merginai sutartį ir ją įkalbėjau tą padaryti. Ir jinai dabar yra patenkinta, kai jos sutarčiai yra praėję 10 metų. Faina.